Gerbiama pirmininkė, ponia komisarė, kai Lukašenka prieš pusantrų metų pajuto Putino spaudimą dėl dujų, jis pareiškė, kad nori artimesnių ryšių su Europos Sąjunga. Bet šiandien mes matome, kad tai buvo tik tuščia retorika, kurios nelydėjo pagarba žmogaus teisėms, spaudos laisvei ir kitoms Europos vertybėms. Baltarusija nieko nepadarė, reaguodama į mūsų ištiestą ranką. Nebuvo jokios reakcijos į non-paper What the European Union could bring to Belarus. Toliau tęsiami politiniai areštai bei represijos. Jau dabar Europos Sąjunga turi siųsti savo ekspertus, kad būtų stebima, kaip ruošiamasi parlamento rinkimams rudenį, kaip keičiamas rinkimų įstatymas, suteikiama galimybė veikti opozicijai. Mes negalime apsiriboti vien tik pačių rinkimų stebėjimu. Tai būtų didelė klaida. Pirmiausia, žinoma, reikia, kad Lukašenkos režimas užtikrintų Europos Sąjungos diplomatų ir parlamentarų laisvą patekimą į Baltarusiją. Tam visas pastangas turi skirti Europos komisija ir Europos Sąjungos šalių narių vyriausybės. Ačiū už dėmesį.